Virkutis Team startuoja 2026 metų sezone. Tai va taip atrodo mūsų kasdienybė žvejų. Vietos, kaip matot, ne per daugiausiai. Tiksliau jos iš vis nėra. Čia dar kažkokie tai kuolai dažytojų žvejybai naudojami, žodžiu. Nu ir Nerka dar sėdi. Sveikas Nerka. Ai, čia Malkas. Važiavau paimti Nerijų. Sako, ai, čia kelis daiktus turiu. Na tai va taip, kiaurytė, mes tais keliais daiktais ir važiuojam į žvejybą. Jo, užkrauta ir mano dar pilna mašina. Ateina šio savaitgalio žvaigždė. Labą dieną, Nerijau, labą dieną. Kągi, čia mes praleisim 2 nuostabias dienas, paras. Big Fish žuklės varžybos, įsikursim 7 sektoriui, gaudysim visas tvenkinėje esančias žuvis. Žodžiu, mėgausimės geru oru ir nuostabia gamta. O, Nerka, vietoj arklio, kiek pas tave darbinių arklių, kaip vadinasi? Eina! Ko tai mėto biški? Mėto, tai čia. Vaikelė, matai, kas daro? O, atvažiuoja su plūdinukė pažvejot. O tai va mes dabar gyvensim 2 paras. Labai faina, kad išsitraukėm Burtų kelių namelį. Tai pasaka. Jau šaltiena virs. O Nerka va jo bliūdą ima, tuoj kaulų kokių. Prisgaudysim šamų. Virsim žuvienę. Aišku, juokaujam. Nieks čia šamų neverda, nekepa. Čia yra rimti žvejai. Ir principas pas mus pagavai paleisk. Virgutis nori eiti, supranti, Nerka, reikia virgučių poilsio. Reikia eiti gultą išsiskleist, kad jau aš iškart apie vakarą galvoju. Jo, va čia pasirimčiausia. Visos varžybos žvejyba prasideda, kad nuo lovos paruošimo. Svarbu nepanikuot, leist Virgiui pailsėt. Virgis būtų žvalus, kad namo grįžtų žvalus, kad kiptų į darbus. O tai dantis turėgi. Taip, Virgi, pradedam, davai. Nu ko? Darysim, ką norim. Pastatom mano palapinę, tada... Tu statyk, aš žiūrėsiu, kaip tu statai. Nerkos nepriimu į namelį, kad čia man naktį nebezdėtų, neknarktų ir visų kitų reikalų nebūtų. Sakė, būna sublūdina, šoka muštis iš miegų, tai aš sakau, geriau noriu ramiai pabaigti varžybas. Reik švelniai kaip su moterim, va, jis čia va imi ir va, žiūrėk, susifiksuoja, matai, čiukšt. Jisai sukiojasi kaip sanarys, aišku, pas tave nesisukioja. Ai, man degustaciją nustatinėja. Tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, kaip man reiks montuoti video ir kiek man reiks uždėti pip kartu. Čia dar tik pradžia. Tai įkalam po 50. Tai, nu, tai davai, sveikatą. Sveikatą, kolega. Mes daug geriam, tai... Už atidarimą. Už atidarimą, jo, va, reiks Neptūnų įpilt biškį, kad atneštų kokios tai geros žuvytės į tašką. Aš dar va tik tai... Kas čia apšiko? Tai sako, laimingas žmogus. Va, matai, Nerka, iš karto laimės. Apšiko galvos, pažiūrėk, blėt, aptiško visą petį. Čia, žinok, neprenka, čia normaliai paukštis apšiko. Čirškauna gražiai, ne? Okay. Čirškauna taip nešiktų, blėt. Kol įsirengiau savo mygį, svarbiausia dalyka, Nerka tikrina savo aparatūrą, pipsiukus, naudoju Kristal firmos, kaip ir aš. Ir puikiai veikia jau kelintą sezoną. Žvejybos reikmenys LT pasirūpina, kad naktį meškerės net neatsidurtų vandenyje, supipsėtų ir girdėtumėm žuvyčių kibimus, kai įmigė saldžiai. Nerka, žinai, kokią dainą ryte išgirsi? Nu. Kas ryta, kas ryta, la lai lai lai. Nerijui nelabai patinka, kai aš dainuoju, nors tokį balsą turiu. Bet tu gimiai debilu, ar tu taip su metais tapai tokiu? Kas ryta. Va, matai, graži daina. O dabar ir inskrygo, bet... Užkabina iš pirmo posmo. Va, kadangi Virgučio žmona mūsų kaip komandos trečias asmuo, va kaip myli kolegos kolega, o, dovanėlės, rankšluostukai Pukučio. O dar saldainukų įdėjo dėžutėse, matau. Aiki Bites produkcija. Kad
O, dar čia suprantu, biski man ir prie statybų reiks šiandien padirbėti, ne? Čia dar reiks punioj namelius paremontuoti kur nors, tai galėsi praseit, pasižiūrėti. Ačiū, Živilė, ačiū. Taip, Virguti, taip, čia 3. Šau kaip naudotis graibštų, tai sakau, reikia prisiminti. Kur čia dirbi, durniau tu? Čia tau nedružva, kaip benzino išpilk, nu. Pirmas išvažiavimas Nerkos. Tėvai. Atidarimas. Aš nesuprantu vieno dalyko. Kokio? Kai netraukit žuvies vieni keiksmažodžiai. O kai žuvį traukia... Ramybė tokia, ne? Ramybė tokia, viskas. Jeigu galima greičiau fotografas. Jauti kaip punioj vyksta veiksmas, kaip žuvį reik traukti. O, sulaukiam kaimynų kolegų, priėjo masažiukai. Priėjo, nes jau 2 valandas kaip traukiu Masažiukai, šamą, čia visi supranti, jau diplomuoti raumenys daktarai. Spazmai. Gal pagavom karšį, prarėjo karšį šamą. Mūsų šamausis. Oi, koks vakaras gražus, vaizdai nuostabus. Iki šito momento. Tegul pasako kaimynai, kad jau dainuotume tyliai, ar kad mums jau gana. Labas rytas, sekmadienio rytas prasideda taip. Žadintuvas, kurį kiekvienas žvejys mėgsta. Pilas, blėt. Ausin, negirdėjau, kad tu ateini. Tu galvoji, kad Nu, apčiaugi. galvoju, eik, jau tu reikia graibštą, bėgti. Kas yra, pagavai? Tu lėkim su graibštu. Sargiai tik Jo, majo. Kas čia? Degraibšta. Va. Žodžiu, Big Fish, žuklės taurės nugalėtojas Nerijus, kaip visada, kažkuo sugeba nustebinti. O tai va. Plačių pečių. Eina amūras. 7 kilogramai 410 gramų. Toks dar yra. Malda nepasistengė. Turtas amūras. Aš užtat savo pasistengiau. Prašom amūrai. Turim. Čia žiūrėk ten, tada aš įsikarpysiu. Tai vis tiek aprengsim, normaliai apskusim. Nu ką, bičiuliai, Pukutis Team startavo pirmosios šio sezono varžybose. Ta, ką buvom suplanavę, nepavyko 100% įgyvendinti, bet vis tiek turim didžiausią eršketą pagavę ir turim didžiausią, ką mes dar didžiausią pagavom, ir didžiausią amūrą pagavę. Taigi 2 nominacijos keliauja šio sezono trofėjų lentyną. Tai susitiksim kitose varžybose jau Pukutis Team draugų taurėje ir sekančios Didelės žuvys LT tvenkinyje birželio mėnesį. Taigi laukit mūsų vaizdelių ir kitų varžybų. Iki pasimatymo.